О, блядь! Блядь! О, бля, пала. Minute to go. Sveiki, mėlyje, Giedrius Galardo čia. 1 minutė likus ir čia Simonas Jakubauskas su mano draugas. Esame UCI World Gravel Series etape Lenkijoje, pavadinimu Gravel Adventure, taip organizatorius pavadino savo šitas varžybas. 178 dalyviai startavo Grand Fondo distancijoje 98 km, ne visi pasiekė 14 nusėmė, štai yra jų žemėlapis, žodžiu, startuojam 621 metre ir iš karto ten greitai labai už 7 km jau sukylam daugiau negu beveik 400 metrų į 1052 metrus aukščio ir va Simonas Jakubauskas geltonų šalmų fakelas iš paskos, aš čia užstriksiu tarp dviejų žodžių žmogeliukų, jisai prasilenkė ir nuvažiuoja. Tiek aš to Simono ir bemačiau, bet pamačiau. Va, jisai dar toliau. Vida Dlugovienė buvo pakairė top teamo apranga su kaukolėlėmis. Vida tą dieną jautėsi neįtin gerai, matom iš karto startą iš jos pavyzdžius, kad jinai straglina. Vida prieš 2 savaitės važiavo MTB pasaulio 24 valandų čempionatą, varžybas ir tikrai neatsirecoverino dar ir tai jautėsi iš Vidos ir matėsi. Žodžiu, iš karto pakilimas, iš karto sijojasi chebra, visi skirstosi, va, štai ir vyresni, kurie moka važiuoti į kalną, ir lenkai ir taip toliau. 37 vokiečiai startavo iš viso, štai pastabdymai, biškį nusileidimas ir vėl kopimas į tą Killer Mountain antros kategorijos, va, štai kalniukas, važiavau 31 minutę, 7 km, 5,5 vidutinio sukilimo procento. 31 minutę važiavau, nugalėtojas važiavo 21 minutę, Andrejus Zolgovas irgi labai panašiai važiavo, Andrejus visai gerai varė, bet apie jį vėliau. Na ir žodžiu, va taip ir daužom į kalną, visi išsiskirsto, sutinku ukrainietę, pasveikinu. Jo, iš karto žinom, ką kalbėti. Žodžiu, į tą kalną va dar Eva sutinku, lenkaitė, kuri gyvena Gran Canarijoje ir kuriai patinka klaimbinti. Ir čia viršūnėje, žodžiu, iki pat viršūnės davažiavom, tam praplepėjom gal trečdalį viso kalno, žodžiu, apie gyvenimą ir visą kitą. Na ir iš karto už kalno pasilydimas ir žvyrkeliai. Labai faini žvyrkeliai pradžioje, labai smooth tokie, lekintis greiti ir aš nemoku kilt, bet užtat aš moku nusileisdinėti ir va, varau. Širdies ritmas ne kažką, 182 buvo viršūnė ir tai buvo mano maksimumas ir dabar leidžiantis 107 nėra per žemas, bet kai 1100 km nuvažiuoju varžybas, tikrai norisi padaužyti bent jau nuo kalno. Ir čia nusileidus nuo kalno toks pasukimukas buvo, žodžiu, bet aš jį pačekinau prieš tai mes buvom pravažiavę ir žinojom, kaip įvažiuoti toks birus. Šiaip visas padengimas, visa trasa buvo tokio, slystančio gravelio ir su daugiau akmenų be abejo, nes tai yra kalnai. Čia turbūt pastebėjote ant dešinės mano rankos yra žaizda, žodžiu, per apšilimą prieš pat startą nusprendžiau patikrinti patį paskutinį nusileidimą prieš pat finišą, žodžiu, variau, greitai leidausi ir paslydau kaliau. Kad jūs įsivaizduotumėt, koks tai buvo nusileidimas, mes įrašas. Nereali duobė. Atsargiai, neįkriskit. Nepalauk, čia šok, per jūs. Savo. Ir paskiau tam tarp salvatoriai iš akes pasimauni. Ten, žodžiu. Kur čia toliau važiuoti? Pizdatė, su to traktorium toliau gali persės ir važiuoti. Na ir štai, pasileidžiam, jau tas kalnas visiškai viską išskaidė, 178 dalyviai nėra tiek daug. Ir realiai tai tada tu lieki vienas ir tada leidės tikrai fainas nusileidimas, o štai dulkės pakeli, na iš tikrųjų, ten kai pradėjom leistis, kai buvo daugiau žmonių aplinkui, tai dulkės aplinkui jaučiasi tas greitis, va, ir pasišaknėji, medžiai, va, čia gal tokia aštresnė vieta, man visai jinai patiko, toks ir
prašokį, taip toliau, bet aš visai jaučiausi komfortabiliai savo padangom Continental TerraTrail 40 pločio ir senos wheels ratais irgi prisipačiau biškutuką daugiau. Čia toks posūkis iš labai slidaus skaldos tokios gravelio. Ir pagaliau kažką sutikau, kas tikrai geriau leidžiasi ir matau, kad jisai tolsta, geriau įveikia. Tai va tokia mano reakcija. Tai žodžiu, taip, tikrai nedaug kas lenkia, bet va čia kažkaip buvo daugiau ir štai aš jį prisvėjau tiesiog, taip nepušina. Ir štai greitesnis hop. Aš ganėtinai jau ilgą laiką už to pavažiavau, bet paskiau matau, parlėkė šitas, nusprendžiau sėsti jam ant galo, matomai turėjo pradurtą padangą kažkur, nes jisai tikrai čia ne savo lygoje važiavo. Na ir štai, ir pradėjau naudotis vakuminiu maišu, aišku, vakuminio ir prieš tai naudojausi, bet čia galbūt mano buvo klaidelė, reikėjo nešokti paskui jį, nes jisai ten pušino ir aš savo širdies ritmą ten laikiau vos ne 170, aišku, ten klimbė jisai mane paliko, kol net važiavom čia į nusileidimą šioje vietoje. Toks buvo ir 19 km va tokio asfalto, dažniausiai toks rough būdavo, ačiū Dievui pakilimuose dažniausiai, ir čia aš imu maksimalų savo greitį, 65 km/h. Bet aišku, čia per daug nieko tai nereiškia, nes viskas realiai sprendžiasi pakilimuose ir tai yra saks užknisa, nes tiesiog turi būti stiprus ir viskas. Biški liūdna dėl to, žodžiu, tavo technika čia nelabai svarbi, aišku, jeigu esi visiškai nemokantis vairuoti, tada čia gali prisidaryti problemų, bet iš principo lėčiau nusileisi, tikrai atsiloši, prieš mane bent jau čia pašokimas bus toks, faina pašokinėti 5 km/h per kalnus. Nu ir žodžiu, išvažiuojam, va tas asfaltas pasibaigė, čia toks takiuksas per kreivą tiltelį, čia į gražią labai pievą išvažiuojam, matau fotografas, reikia nusifotografuoti gražiai, štai kaip aš atrodau 22 km, visai dar fresh jaučiuosi, bet jau biškutuką taip, nežinau, jaučias kažkas, tai 170 BPM nėra kažkas, nėra labai gerai, bet savijauta, adrenalinas visą kitą kikina ir tai tikrai užmuša, nu, aš matau širdies ritmą. Čianai negeriausia vieta išsitraukti batonėlį ir pasitinka mane tokie abrazyvus, žodžiu, abrazyvus kelias su akmenimis ir taip toliau. Ir gal čia tokia pirma tokia vieta, aš dar vairo taip normaliai nesuėmiau, vėlgi šokau už kolegos, vėl naudojusi oro maišu, matom, BPM-as mano jau čia sukilęs. Paskiau taip retrospektyviai žiūrint, aš įtariu, kad man biškutuką buvo ir temperatūruoja prastai. Važiuojam tiesiog, ir man atrodo, čia keletą vietų, kur padraftinti galėsiu. Čia bistų, šiaip eismas nebuvo uždarytas ir labai būdavo sunku sekti, pasimaišydavo žodžių žmonės ir negalėdavo važiuoti didelę liniją. Nu čia sudėtingesnis kelias, sakykime, jeigu mes čia Lietuvoje važiuojam ir tos kliūtis būna minkštos, tai čia bam. Tai čia kliūtis yra iš akmens ir jos, jeigu nepataikyti, duoda tau gerai per ratus, bet, kaip sakiau, aš prisipačiau į 2,5, man atrodo, baro į priekį, 3 atgal. Čia pakilimas 8-9 procentų, 10, ten užkils, man atrodo, dar baisiau, žodžiu, ir per tokius akmenis važiuoti tikrai nėra labai faina. Čia greitas suslygimas vieta, kur galima buvo prasidurti padangas, easy, per tokius akmenis ir mano pati nemėgstamiausia. Mane čia jau nužudė psichologiškai šitą vietą, žodžiu, man atrodo, 2 km toks pakilimas ir čia nuolatos daužant. Ten per vidurį iš vis neįmanoma važiuoti, jo, 2 km. Bet šone dar ten kažką randi, bet čia nuolatos krato, kamera gerai neparodo ir žiauriai nuvargino, žiauriai nukankino ir supratau, kad aš biškutuką jau dabar jau nesijaučiu taip gerai, kaip jaučiausi tuos pirmus 20, sakykime, kilometrų. Nu ir kelias prastėja. Jeigu pradžiai jisai taip užliuliavo ir galvojau, kad fainas graveliukas, čia kilsim, leisimės, lėksim ant daug. Nu, nei velnio, čia per tuos vėl kelias prastėja, bananą pametu, matom.
žodžiu, pradeda sektis jau taip vidutiniškai. Vėl kopimas į kalną 8%, bet čia, 9, sakyčiau, 8% pakilimo, tai čia yra niekas. Ir vėl nusileidimai, labiau nusileidimų, nes įdomiau, aišku, greičiau viskas vyksta. Ir va, ir į antrą dalį trasos tie jau nusileidimai netokie smooth, jau čia reikia pasikratyti akmenis, tranko. Ir iš tikrųjų atrodo, kas čia yra leistis. Bet kai tu leidėsi ten 14 minučių, vėl per akmenis šiandien. Žinokit, iš tikrųjų pasijaučia ir ant rankų, ir ant viso ko. Ir paskiau čia labai tokia nefaina vieta, va. Ten pasikratom. Bet kažkaip aš, žodžiu, visas atsistojam pedalų, tikrai užpakalio nedudu, va jau prakolai. Užpakalio nedudu, bandau į šonus dar pavažinę, grinai netaikyti ant pradurtos padangos ir štai dar žmonės vaikšto, tave išmuša iš vėžių, tave priverčia važiuoti ten, kur tu nenori važiuoti. Trasa neuždaryta, aišku, gal nelabai jos reikėjo, bet tikrai kartais tie prasilenkimai su žmonėmis būdavo nenauda, pavyzdžiui, čia. Taip, atsiprašau už savo leksiką, tikrai tuo momentu, neatsiprašau iš tikrųjų, tuo momentu tokia reakcija dar švelni, va vėl žmonės važiuoja tą pusę, kur aš norėčiau važiuoti iš tikrųjų, nes ten geresnis yra priverstas va lėkti visokiais šitokiais akmenimis. Žodžiu, ten išsukus jau privažiavimo prie tokio fainesnio gravelio ir taip dulkės gerai kyla, bet jisai iš tikrųjų labai birus. Ir tikrai slidus. Ir štai dar vienas MTB priekį važiuoja, kuris sugeba pabėgti. 45 km/h yra mano maksimalus greitis, kai aš tiesiog galiu išminti. Priekį užsidėjau 3-8 dantukų žvaigždę, daugiau aš negalėjau išminti. Vien todėl, kad į kalnus reikia užvažiuoti ir va MTBistas šiandien nuo manęs bėga ir šiaip gerai vairuoja ir dar jaučiu turi daugiau pavarų negu aš. Čia toks čekeinas padarytas, kad už jo neišsibėgėtum ir galėtum nusukti į trumpesnės distancijas, mini ir medio. Man čia reikia važiuoti tiesiai, aš grand distancijai, ten tas žmogus klausė, kokią važiuoju, aš nieko nesupratau žodžiu. Ir ten pakopus vėl čia nusileidimai, čia kažkokią kelią kertu ir čia kažką mes pamatysim. Čia važiuoja ir tik tai po to, va, po dešinę pusę, Šarūnas Dmukauskas, prieš mane startavęs kolega. Šarūnai iš scenos Wheels, žodžiu, turėjo su padangom problemų, Šarūnas 5 kartus stojo, 2 kartus keitėsi padangą, apie kokią padangą eina kalba, jisai gal pats pasakys, žodžiu, su ta pačia padanga turėjo problemų ir veikėjas priekyje, kurį aš greitai irgi pasivysiu šiaip. Bet nusileidimas šitas fainas, ganėtinai šitas tikrai ilgas, neatsimenu kiek, tikrai kažkai 7 kilai, gal ir daugiau, va taip, varai, krataisi, ieškai, šakinėjai, žodžiu, ir iš tikrųjų pavargsti po to. Ir paskiau Hebra sako, jau tie nusileidimai patampa tokie pat sunkus kaip ir pakilimai iš tikrųjų, nes visas kūnas tavo pavargsta tenai ir stabdžius spaudinėti rankos ir kojas, nes tu turi būti nuo datos pakilęs. Bet žiauriai faina. Va, ir kaip sakiau, ir štai ką mes matom, Simonas Jakubauskas vakilai eina peškom, šalmą nusėmęs. Aš nestoju, nes aš tiesiog neturiu kamerų, aš pilnai pasitikiu savo padangomis, savo ratlankiai, žinau, kad viskas atlaikys ir nepasiėmiau. Galbūt reikėjo, būčiau davęs Hebrai, būtų sutvarkę, nes padangų kamerų trūkumas buvo the issue pas mus. Ir čia beliekdamas pas mane nukrenta grandinė. Žodžiu, aš tada va čia paredu, pasuku į kairę, kad nesimaišyti, sustoju, išsimaunu ir blemba, man, žodžiu, mešlungis kala į hamstringą dešinės kojos. Pirmą kartą gyvenimą iš tikrųjų va taip sutraukė mešlungis, dar niekada nesu patyręs. Tiesiog pasileisdamas sustojau ir kalė. Žodžiu, aš kažkaip paslaptingai tą grandinę užsimetė atgal, aš net nemačiau, bet jau reikia pasikelti pavaras, kad galėčiau išstartuoti ten iš karto į kalniuką tokį.
Žodžiu, aš jau neskubu, nes jaučiu, kad vis dar ir kaip tik šioje vietoje man numiršta kamera. Žodžiu, esmė tokia, kad po to krempo aš čekinau Strava, mano tempas radikaliai krenta. Aš buvau ten dasikapanojęs iki 84 vietos, bet paskiau tiesiog taip žiauriai bonkinau, nukritau į 102, 102 vietoje finišau 178 žmonių. Žodžiu, paskiau sutikau Šarūnas Zukmukauskas mane aplenkė ir sutvarkęs padangas, jis irgi sakė, bonkino jam buvo sunku ir davažiavo vis tiek jisai gerai, nors pirmam tarpinėje vietoje jisai buvo 29. Iš mūsų geriausiai pasirodė Andrėjus Dolgovas, kuris kvalifikavosi į pasaulio gravel čempionatą. Jisai užėmė 16 vietą bendroje įskaitoje. Šarūnas Bukauskas buvo tarpiniam 29, bet paskiau ten nusirito, nežinau, iki 8 kažkelintos vietos, čia nesvarbu. Aš manau, jisai galėjo būti top 25, top 20. Mini žvaigždė Rasa Beiniūtė, žodžiu, užlipo ant pakilos. Irgi su Andrėjum Dolgovu, nes savo amžiaus kategorijai Media fondą, jinai uždirbo 3 vietą ir gavo medalį. Klausimas, mes ten paskiau diskutavom su Hebra, ar čia MTB ar gravel lenktynės, mum lietuviam tai daugiau gravel mes sakytumėm, jam, nes daug ganėtinai stiprių susirinko, jam turbūt reikia iššūkių, tai jam čia gravel, kiek skaičiau atsiliepimus iš Stravų, iš Instagramų, tai top 20 bičių yra patenkinti, Andrėjus Dolgovas taip pat nebuvo išgazdintas, bet jie jau drakonai, jiem jau, žodžiu, daug ko gyvenime matė, tai visiškai nieko nuostabaus. Tai va toks trumpas reportažas iš UCI World Gravel Series. Tai va, taip greitai, taip prasisukom, Giedrius Gilardačenkus, tiek dar įdėsiu pilną visą dešą, visą važiavimą galėsite pačekinti, žodžiu, myliu bučioju, pasimatome Svencelėje, Velopik 500, Liepos 9 dieną, crazy varžybose, crazy varžybėlėse, bučkis ir iki.